Sveiki visi, šiandien sveikinos Serviso 007 dirbtuvėse ir truputėlį kitą noriu temą paliesti, kadangi dirbom stipriai su dujiniam įrangom ir ne tik servise, tai labai dažnai susidurėm su hibridiniais automobiliais. Tai kaip pavyzdys turim darbinį automobilį Toyota Corolla 2021 metų ir šį kartą noriu padiskutuoti apie štai tokį filtrą, tai yra baterijos oro paėmimo filtras. Visiškai baisus, dokumentacijose labai įvairiai yra nurodoma, rekomenduojama paprastai kas 30 000 km keisti. Tai aš pridėjau Reelsą į puslapį, galite pasižiūrėti truputėlį, kaip tai atrodo iš arčiau, bet tai aišku yra pririnkta kalnas dulkių, pūkų, visokiausių šiukšlių ir panašiai. Tai šio filtro vieta yra už tokio setelio, grinai štai čia, ir jį be abejonės pakeisime į naują filtrą. Identišką, absoliučiai identišką vietoje esamo su tokiais pūkais ir purvais. Tai viena iš priežasčių, dėl ko krenta baterijos efektyvumas arba atsiranda kažkokie baterijos gedimai hibridiniuose automobiliuose, tai būtent dėl neteisingo tų baterijų vedinimo. Tai antrai, trečiai kartai visiems Priusam, visiems taksam tai negaliojantis dalykas, nes bent jau mano žiniom, tai kiek teko ardytas baterijas, ten yra tiesiog ventiliatorius ir jokio filtravimo elemento nėra. Bet visi truputėlį naujesni modeliai, kaip pavyzdys šitą Toyota ir visi naujesni be abejonės, tai visi tie, kurie vairuoja hibridus arba žino, kas vairuoja, tai pasidalinkit šitą video ir turėkit omeny, kad galimai yra filtras, o jeigu jisai yra ir jeigu jūs jo ten niekada nekeitėt, tai tikrai pasikeiskit, nes tai galimai jums padės taupyti ateityje krūvą pinigų. Ačiū.